Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Baumit, jūsų namai, jūsų sienos, jūsų sveikata. Labas rytas. Visus statybų gido žiūrovus mūsų laida sveikina su naujaisiais 2024 metais ir be abejo linkime, kad visi jūsų projektai klostytųsi sėkmingai, baigtųsi laiku, na ir kaina neišaugtų. Vienas iš tokių projektų, kurį mes lydėjome beveik visus 2023 metus, yra Merūno Vitulskio garsaus dainininko namo įrengimas. Apie tai, kaip pastatyta išorė, kokie buvo inžineriniai sprendimai, jau ne kartą pasakojame, o dabar pasižvalgykime į vidų ir pradėkime tą vizitą į Merūno namus nuo vonios kambario. Merūno Vitulskio namą matėme ir iš išorės, matėme ir iš vidaus, matėme net ir tą vadinamąją požemio karalystę. Kaip montuojamos inžinerinės sistemos, kurios ne vieną dešimtmetį privalės be priekaištų atlikti tas funkcijas, kurioms ir yra skirtos. O dabar pasidarykime po vidų. Viena iš patalpų – vonios kambarys. Tuo metu buvau pajūry ir visai netyčia mes tą saloną užmatėm ir aš pasiūliau jiems pabendradarbiauti. Ir, žinai, aš stengiuosi visada atsirinkti kokybę, nes kai tu pats, kaip pasakyt, gerą žodį pasakyti paremtai apie vieną ar kitą produkciją, tai yra didelė atsakomybė, nes tu atsakai tiek savo vardu ir apskritai, žinai, tą pačią rekomendaciją. Tai kai nuvažiavau pas juos, tai pirmiausia, fantastinis direktorius, kuris pats aplakstė, parodė kiekvieną, mindžiojom, laipiojom per tas plyteles, braižėm, ko tik nebuvo. Visiems skonėm, visiems turbūt ir visų klasių pas juos yra. Nuo tų, kurios lengvai skyla, jie skirtos luboms ar sienom aukštesniam vietom, iki tų, kur, žinai, gali su automobiliais važinėti ir tankais. Tai džiugu, kad pavyko pagal atspalvius atsirinkti iš tikrųjų ir nedaryti labai mirgų margą. Vėlgi kažkaip su Erika diskusijai ties savo skoniais mes labai stipriai nedvėjojom. Ir šiai dienai labai pasiteisino viskas. Pas mumis yra plytelės vežamos iš Indijos, Ispanijos, Italijos. Aišku, terminai yra skirtingi nuo Indijos. Indija yra 3-4 mėnesiai būtų čia mažiausias laikotarpis. Ispanija, Italija, Europos Sąjungos šalis vežamos yra 2-3-4 savaitės būtų. Ir turime, aišku, plytelių, kurie turime sandėlį Klaipėdoje, tai žmonės, kurie ieško greičiau, jiems reikėtų, tai mes turime sandėlį jau tokiu momentu. Aišku, reikėtų tikrinti kiekius, priklauso nuo plytelių, bet turime. Tai kam reikia greitai, tai turime vietoje. Taip pat parduodame klijus. Klijai yra įvairūs, tai irgi priklauso nuo plytelių dydžio. Tai irgi, tai būtų 60 klijai gali būti standartiniai, jau nuo 60 m20 plytelės ir didesnio formato. Tai reikėtų naudoti elastingus klijus. Plytelių turim įvairių, matinių, blizgių, didesnio formato, yra 60x60, 60 m20, 80 m60 ir didesnio formato. Didžiausias formatas, kurį turime, 3,20 m60, tai galima naudoti tiek sienom, tiek grindim. Aišku, grindys turėtų būti jau pilnai lygios. Ir kuo didesnis formatas, to aišku gali būti problemų šiek tiek su jom. Tai yra keli niuansai su didesnio formato plytelėm. Merūno ir jo sutuoktinės priimti sprendimai rėmėsi ne tik estetiniais kriterijais. Aš laik žiūriu į praktišką pusę. Jeigu dar įmanoma, tai su dizainu pažaisti toj pačioj praktiškoj pusėj. Tai daug dieve. Tai mano atveju aš labai kažkaip tai vykusiai viską nusipirkau ir patartas iš tikrųjų. Pirmiausia buvo pirmas etapas, tai kokį spalvinį mes remiamės. Po to į blizgumo visus principus, kiek vidutiniškai, masiškai, daug, mažiau, storis plytelės vėlgi buvo svarbu, kiek tu dar patalpos apsivoksi po to, kiek ta plytelė dedasi. Daug tų klausimų buvo, bet viską labai protingai sudėliojo, suaiškino viską, čia pat tau išklotinės padarė, kiek tų plytelių tau iš tikrųjų reikės, o ne tai, kad nusipirksi 3 kubus ir po to kurias visas kitas dėt. Tai tu žinai realiai, kiek tuo momentu vienos plytelės paklaida, kiek tu reikės tam sanmazgui, vienam, antram.
Ir labai viskas šią prasme tai buvo ypatingai sklandžiai ir tiesiog jokių problemų neturėjau su šito absoliučiai. Yra matinės blizgio, įvairių turime formatų. Matinės irgi priklauso nuo slidumo klasės, turime R9, R10, R11, R13. Storių įvairių būtų 9, 10, 11 iki 2 cm gali būti plytelė, kuri galima naudoti netgi laukui. Naujos gamybos technologijos ir naujos mados tendencijos leidžia plyteles naudoti ypač universaliai. Tačiau tam, kad rezultatas ilgus metus džiugintų ir neprarastų savo funkcionalumo, teisingi sprendimai turi būti priimti savo laiku. Mes galime padaryti 3D vizualizaciją pagal išrinktas plytelės mūsų, pagal jūsų patalpą, pagal brėžinius, padaryti 3D vizualizaciją. Kitas dalykas, galėtume padaryti plytelių išdėstymo planą, tai būtų jau grinai pagal jūsų brėžinius, pagal patalpos išmatavimus paskaičiuota plytelė ir nurodyta labiau meistrui, nuo kur pradėti klijuoti tokiu atveju. Tai palengvinimas būtų meistrui ir, aišku, užsakovo, nes užsakovas jau žinotų paskaičiavimus, kiek reikalingos plytelės, kur yra pjauta. Centravimas gali būti, tai kad gražiau susidėtų, vizualiai būtų, kad ateitų pasakytų, čia dizaineris turbūt darė šitą vonę. Tai gali kreiptis tokiu atveju. Taip pat mes galim pasiūlyti iš karto paskaičiuoti tiek plytelių, tiek klijų sąnaudos, glaisto sąnaudos, irgi taip pat silikoną mes turime naudoti tarpams. Tai viską galima, jeigu ateina klientas, galima viską į vieną vietą sudėti tiek plytelės, klijų, glaisto, silikono, viską bendrai. Kartais pradedi net savim dėjoti, o gal į mėlyną kokią einam, o gal į visiškai baltą, o gal... Bet kai pasakai, kad, žodžiu, yra tokie atspalviai, ir su pačios virtuvės dizainerė derinom viską, kad labai toli nepabėgti, nepadaryti kakafonijos namuose, tai tie sprendimai priimti buvo protingai. O turbūt vėliau jau praktikoje viskas, išsiaiškinsim, kaip ten kas toliau vyks. Niekada nežinai, bet šiai minutė tai aš labai esu patenkinęs, viskas kol kas eksploataciškai, tai kiek rankas plauni, kiek ant sienos rodė, kaip visi nubėgimai padaryti grindims ir taip toliau, ir kaip ta pati plytelė nelaiko tos susikaupusio vandens, tai aš 9 dangui. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjunkite kanalo, mes netrukus vėl susitiksime. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir naujais metais mūsų tematika lieka panaši. Šildymas ir šilumos sprendimai yra ypač aktualūs, ypač dabar žiemos mėnesiais. Taigi kitas reportažas būtent apie tai. Patogus namų šildymas jau tapo kasdienybė kiekvienose namuose, nepriklausomai nuo pastato amžiaus. Juk namo statybos metai tikrai nereiškia, kad privalote šildytis prieš kelis dešimtmečius įrengtais senoviškais kietojo kuro katilais. Šio reportažo herojus atvirai prisipažįsta. Namas nėra naujas, tačiau namuose įrengta komfortiška ir ekonomiška šildymo sistema. Pastatas yra senas, čia yra ūkinis pastatas, ūkinės paskirties pastatas, kuris kažkur 80-mečio pradžioje buvo pastatytas ir aš jį renovavau, čia yra apšiltintos sienos, šiek tiek apšiltintas stogas ir visą laiką, 15 metų, kai aš jį naudojau, jis buvo apšildomas kietu kuru. Poreikis pakeisti šildymo sistemą atsirado dėl to, kad, nepatogu. Trūko autonomiškumo ir užtrukdavo per daug laiko, ruošiant malkas, kraunant kurą, kūrenant katilą ir kuo toliau, tuo labiau norėjosi kažko, kas būtų labiau komfortiška.
Nusprendę atsinaujinti, šeimininkai svarstė ne vieną galimą alternatyvą. Granulinis katilas geriau, bet irgi turi trūkumų. Iki pastato atvesta elektros linija labai negalinga, todėl šilumos siurblio variantą teko atmesti. Gamtinės dujos yra santykinai netoli, bet kai paskaičiuoji, kiek kainuotų atvesti dujas iki sklypo ir katilinės, paaiškėja, kad tokios investicijos tikrai neatsipirktų. Žinoma, kad svarstome skirtingus variantus. Tai gali būti ir šilumos siurbliai, ir dujinis šildymas, ar kitos šildymo sistemos. Tačiau visą laiką atsižvelgi kliento poreikius, jo galimybės, namo charakteristiką ir kitas aplinkybės ir stengiasi parinkti geriausią sprendimą. Šiuo atveju šilumos siurbliai kaip ir buvo patogus variantas, komfortiškas, šiuolaikiškas, tačiau buvo niuansų, dėl kurių šiam pastatui netiko. Tai konkrečiai kalbant, neužteko elektros galios įvado. Tada su klientu pasikalbėję nusprendėm, kad dujinio šildymo sistema tikrai labai tiktų, nes namo kvadratūra, namuose esama santechninė dalis puikiai tiktų Sauridas šildymo sistemai. Klientas minėjo, kad namuose yra radiatorinis šildymas, sistema pakeista nesenai, tad norėjosi, kad kuo daugiau sutaupyti, kuo būtų ekonomiškesnis variantas, kuo mažiau pokyčių ir lengvesnis montavimas, tad dujinis šildymas labai tiko prie namo santechnikos. Svarbiausia buvo tai, kad ta šildymo sistema būtų kuo labiau autonominė, tai yra, kad jos nereikėtų prižiūrėti, kad jinai galėtų veikti pastoviai, kad galima būtų įjungti ir palikti ten savaitę, 2 mėnesiui. Tai čia tikrai buvo labai svarbu. Kitas aspektas, aišku, yra patogumo aspektas, tai yra nesinori nieko daryti, norisi, kad tiesiog grįžti po darbų, namuose šilta, nieko nereikia daryti. Išmanioji šildymo dujomis sistema gali būti valdoma nuotoliniu būdu, telefonu. Tačiau šeimininkai pripažįsta, kad užtenka namo viduje esančio belaidžio valdymo pulto. Dienai ir nakčiai nustatoma reikalinga komfortiška temperatūra. Ir viskas automatiškai. Saurida šildymo sistema, kaip ir daugelis šiuolaikiškų modernių sistemų, nieko nenusileidžia savo patogumu, automatizuotų veikimu ir ekonomiškumu. Nes yra galimybė nusistatyti tiek vidaus patalpų temperatūrą, kurios yra nekintamos, jos ir išlieka tokios, kokias klientas pasirenka. Tam tarnauja išmanūs valdikliai. Ir netgi, pavyzdžiui, jeigu yra lauko ir vidaus davikliai, jie yra sujungti ir jeigu staiga laukia atšala, vidaus įrenginys katilas priima tą informaciją gaudamas iš lauko žemą temperatūrą ir palaipsniui namuose kelia katilo šildymo temperatūrą. Tai išvengiama didelių temperatūrų šuolių ir gerokai padeda ekonomiškiau šildyti namus. O klientai džiaugiasi visą laiką pastovę ir nekintančią temperatūrą. Kalbant apie montavimą, iššūkių nebuvo, kadangi pati sistema kieto kuro jau buvo pakankamai šiuolaikiška, visi radiatoriai yra prijungti prie vieno kolektoriaus ir užteko tiesiog naują dujinį katilą prie to paties kolektoriaus prijungti ir jį naudoti. Katilinėje liko ir kietojo kuro katilas, jei kada nors kiltų noras sunaudoti turimą malkų likutį. Kombinuotai sumontuota šildymo sistema klientui suteikia galimybę rinktis, gal kokią dieną ir malkas pakūrenti. Tačiau nuolatiniu sprendimu pasirinktas automatizuotas dujinis šildymas. O laidos pabaigoje patarimų rubrika. Kaip nepermokėti pasirinkus vieną ar kitą statybos sprendimą arba norą įgyvendinti vieną ar kitą idėją. Kiekvienas namas ir netgi kiekvienas, kad ir pats mažiausias butas, yra unikalus. Brangesnis ar pigesnis čia irgi kiekvieno mūsų asmeninė nuomonė, nes savus pinigus kiekvienas susiskaičiuojame geriausiai. O kaip būstą vertina ir skirsto rinkos ekspertai? Aš asmeniškai dažniausiai pastatus skirstau į 3 kategorijas. Tai viena būtų pati pigiausia kategorija tų pastatų, kuriuos stato vystytojas. Nes vystytojas vis tik yra orientuotas sutaupyti kiek įmanoma, daugiau ir realiai skirtumą jis pasilieka savo, jis uždirba. Ar ne, kuo jis daugiau sutaupys, tuo jis daugiau uždirbs. Tai kaip taisyklė dažniausiai, nesakau, kad visi vystytojai, bet didžioji dauguma vystytojų, kurie vysto kartotinių pastatų kvartalus, vis tik jų yra orientyras į tą tokį
pigesnį variantą. Aišku, yra išimčių, ten prestižiniai rajonai, ten Palangoj, yra Vilniuje daug prestižinių rajonų, kur jau vis tiek žiūri į tą, sakykime, kokybiškesnių medžiagų parinkimą ir taip toliau. Bet iš principo vis tiek jie yra orientuoti į sutaupimą. Tai dėl to tas vystytojo pastato kaina statybos dažniausiai yra mažesnė. Kita vis tik kategorija tokia būtų, tai yra pastatai, kuriuos statosi savo žmogus, ar ne? Jūs esat žmogus, kuris nori pasistatyti savo super svajonių namą, 60 kvadratų. Aš aiškiai šaržuoju, bet iš tikrųjų paskutiniu metu yra tokių pastatų nemažai, nors sudėtingai namų pavadinti kitą kartą. Bet jeigu taip nešaržuojant, tai pastatas, kuris yra statomas savo, dažniausiai žmonės vis tiek nori kokybės. Bent minimalios kokybės, ar ne? Ir kaip taisyklė, tokio tipo pastatai yra gan nesudėtingos formos. Pavyzdžiui, nežinau, koks nors grybo formos, ten be kažkokių išsikišimų, ten galbūt nėra kažkokios didelės terasos, galbūt nėra kažkokių stogų virš terasų. Iš principo tokie gražūs klasikiniai pastatai, kurie yra statomi savo. Tai tokio tipo pastatai yra šiek tiek brangesni pastatyti, nes jau pats klientas nurodo, jog bus brangesnės medžiagos naudojamos. Plytelės brangesnės, išorės apdaila bus brangesnė. Ir yra dažniausiai tas toks premium segmentas. Premium segmentą, aš sakyčiau, skaidyčiau vėl į keletą rūšių. Tai yra vieni pastatai, kurie iš savo formą niekom labai neišsiskiria, tačiau yra naudojami nestandartiniai sprendimai arba medžiagos. Tai gali būti kažkokia galbūt stogo danga labai reta. Pavyzdžiui, dabar pradeda į madą ateiti, pavyzdžiui, čerpių danga su integruotais saulės moduliais, ar ne? Tai tikrai visiškai nestandartinė medžiaga. Turbūt Lietuvoje bus kokios 2, 3, 4 įmonės, kurios iš vis turi patirties tame ir netgi gali būti, kad jūs būsite pirmasis tai įmoniai, kur tokį pastatą pastatys. Tai va čia atsiranda tas toks premium dėl medžiagiškumo. Kai jūs naudojat labai retą, pakankamai brangią medžiagą, kuri brangiai ir kainuoja, ir pati technologija dažnai brangiai kainuoja. Esam turėję irgi tokių atvejų, pavyzdžiui, kada klientas tiesiog sako, aš noriu fasado, kur būtų daililenčio apdaila, bet aš noriu tokios medienos, kurios niekad nereikėtų prižiūrėti, niekad nereikėtų dažyti ir vis laik būtų tokia, kokia dabar. Ok, pasirodo, yra tokių medžiagų, bet jos yra Brazilijoje. Viskas tvarkoja, galima jas iš Brazilijos parsigabenti, yra įmonių, kurios tą daro, kurios prekiauja, bet reikia nusteikti, kad kaina bus tiesiog gali būti ir neadekvačiai didelė. Tai jeigu klientas yra pasiruošęs mokėti tokius pinigus, tai visą laiką atsiras tiekėjų, kurie pasiūlys tokį produktą. Ir yra kita kategorija premium segmento, kai mes turim galbūt santykinai standartinės medžiagas ir sprendimus, bet turim nestandartinės pastato formas arba pastato sprendimus nestandartinius, dėl ko jau nebegalima matuoti pastato statybos kainos kvadratais. Nes šiaip dažniausiai mes pastato statybos kainą skaičiuojam pagal bendrą pastato plotą. Pavyzdžiui, jeigu jūsų bendrasis pastato plotas yra ten koks 150 kvadratų ir jeigu jo forma yra maždaug standartinė, kažkokia nemandra, tai mes ir galim taikyti jai kažkokią tai kvadrato kainą ir iš karto klientui pasakyti, kad maždaug jūsų pastato statyba turėtų kainuoti tiek ir tiek, net sąmatos neskaičiuojant. Ir kaip taisyklė dažniausiai maždaug į tokią kainą ir parkeliauja. Bet jeigu mes kalbam apie nestandartinių formų premium segmentą, niekaip nebegalim atspėti, kokia yra kvadratų kaina. Kodėl? Pavyzdžiui, jeigu jūs statot 2 pastatus, ar ne, pavadinkim premium segmentas, gyvenamasis pastatas ir, pavyzdžiui, pastatas kažkoks pramogų pastatas šalia, pavadinkim, tai gali būti kažkokia pirtis, nežinau, džakuzis, baseinas, dar kažkas. Ir, pavyzdžiui, tie abu pastatai yra apjungti bendrų stogų. Kažkokia ar ne didelis labai stogas, bet iš principo tai yra 2 atskiri pastatai. Bet vien tas stogas jau kainuos pakankamai brangiai, nes jis ir turi būti ir apšildintas, nes atsiranda tada šalčio tilteliai. Žodžiu, konstrukciškai jis vis tiek turi būti įrengtas, geras, kokybiškas.
ir tas automatiškai labai brangina kainą, automatiškai dažniausiai terasa atsiranda po tokiais elementais, vėl kaina auga. Visi tokie nestandartiniai sprendimai jau kainą augina labai ženkliai. Pasak pašnekovo, vadinamųjų premium segmento būsto statybinių darbų kvadratinio metro kaina bus bent 2000 eurų už kiekvieną kvadratą. O kiek aukštyn jį gali pakilti, čia jau tik fantazijos, norų ir aišku galimybių klausimas. Dėkojame uždėmesį. Jeigu kažko nespėjote pamatyti, tv3play.lt platformoje visos mūsų laidos, o YouTube mūsų laidos paskyroje, aišku, visi atskiri reportažai. Draugaukime, rašykite savo klausimas, temas, uždavinėkite ir diktuokite mums galbūt naujas idėjas, o mes susitinkame lygiai po 7 dienų kitą šeštadienį tokiu pat metu. Likite sveiki. Eko 2 šiluma. Laiko patikrinti Mitsubishi Electric oras šilumos siurbliai. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.